Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai, dabar nėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje. Juk gyvybę teikiantis dvasios įstatymas išvadavo tave iš nuodėmės ir mirties įstatymo. O ko įstatymas nesugebėjo, kame jis pasirodė per silpnas dėl kūno, tai įvykdė Dievas. Jis atsiuntė savo sūnų nuodėmingo kūno pavidalu ir nuodėmei įveikti pasmerkė nuodėmę kūne, kad įstatymo reikalavimai išsipildytų mumyse, kurie gyvename ne pagal kūną, bet pagal dvasią. Kurie gyvena pagal kūną, tie rūpinasi kūno reikalais, o kurie gyvena pagal dvasią, dvasios reikalais. Kūno siekimai veda į mirtį, o dvasios siekimai į gyvenimą ir ramybę. Kūno siekimai priešiški Dievui, jie nepaklūsta Dievo įstatymui ir netgi negali paklusti. Kas gyvena kūniškai, negali patikti Dievui. Jūs nesate kūniški, bet dvasiški, jei tik Dievo dvasia gyvena jumyse. O kas neturi Kristaus dvasios, tas nėra jo. Jeigu Kristus yra jumyse, tai kūnas tiesa marus dėl nuodėmės, bet dvasia gyva dėl teisumo. Jei jumyse gyvena dvasia to, kuris Jėzų prikėlė iš numirusių, tai jis, prikėlęs iš numirusių Kristų Jėzų, atgaivins ir jūsų mirtinguosius kūnus savo dvasia gyvenančią jumyse. Tai Dievo žodis. Teisieji žmonės išsiilgia tavo viešpatie veido. Viešpatie žemė ir kas tik ant žemės, visas pasaulis ir kas jame gyva, juk tai jis jį virš jūrų pastatė, virš upių tvirtą sukūrė. Teisieji žmonės išsiilgia tavo viešpatie veido. Kas įžengs į viešpaties būstą, kas drįs jo šventykloj pabūti. Žmogus, kurio rankos nekaltos, kuris turi sąžinę gryną, be reikalo nemini viešpaties vardo. Teisieji žmonės išsiilgia tavo viešpatie veido. Viešpats šitokį laimins, gelbėtojas Dievas atlygins, šitokie žmonės tikri jo gerbėjai, jie išsiilgia viešpaties veido. Teisieji žmonės išsiilgia tavo viešpatie veido. Aš nemirties nedorėliui trokštu, sako viešpats, bet kad jis atsiverstų ir gyventų. Alleluja, alleluja, alleluja. Evangelija pagal Luką. Tuo pačiu metu atėjo keli žmonės ir papasakojo Jėzui apie galilėjiečius, kurių kraują Pilotas sumaišęs su jų aukomis. Tada Jėzus pasakė jiems: Ar manote, kad tie galilėjiečiai buvo didesni nusidėjėliai už visus kitus galilėjiečius ir todėl taip nukentėjo? Anaiptol, sakau jums. Bet jei neatsiversite visi, taip pat pražūsite. Arba anie 18, kuriuos užgriuvo bokštas prie Siloamo tvenkinio ir užmušė. Jūs manote, kad jie buvo kaltesni už visus kitus Jeruzalės gyventojus? Ne, sakau jums, bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Jėzus pasakė palyginimą. Vienas žmogus turėjo savo vynuogyne pasisodinęs figmedį. Kartą jis atėjo pažiūrėti jame vaisių, bet nerado ir tarė sodininkui: Štai jau 3 metai, kaip aš ateinu ieškoti šio figmedžio vaisių ir vis nerandu. Nukirsk jį, kam dar žemė alina. Anas jam sako: Šeimininke, palik jį dar 6 metais. Aš jį apkasiu ir patręšiu. Rasi, jis dar duos vaisių, o jei ne, tada jį iškirsdinsi. Brangus Marijos radijo klausytojai, norėčiau su jumis pasidalinti 2 šios dienos Evangelijos mintimis, apmąstyti jas.
Pirma, atsivertimas, antra, viltis. Taigi, pirma šios dienos Evangelijos dalis yra kvietimas atsiversti. Tai kvietimas visiems, nesvarbu ar esi tikintis jau nuo vaikystės, ar ką tik atradęs Viešpatį. Ši Evangelijos dalis skatina neteisti kitų ir su kitais nesilyginti. Kiekvienas atsivertimas yra nuolatinio grįžimo pas Viešpatį kelias. Ši dalis kalba ir apie ryšį tarp nuodėmės ir kančios. Dažnai pastebiu žmonių, kurie mano, kenčiantis todėl, kad yra ko nors prisidirbę. Iš tiesų, tai Dievas mus nebaudžia už nuodėmes, baudžia mūsų puikybę, kai nenorim pripažinti savo kaltes ir ieškom kaltųjų tarp kitų žmonių. Nesunku nustumti savo kaltę kitam, bet ar tai mums atneša ramybę? Mano patirtis rodo, tada dar giliau klimpstam į nuodėmę, puikybę, melus, pavydą ir taip toliau. Jėzaus žodžiai, bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite, tai kvietimas pripažinti, kad nesam tobuli, kad turim prisiimti atsakomybę už savo klaidas. Galiausiai tai kvietimas pažvelgti į Dievo gailestingumą. Manau, čia yra šios Evangelijos raktas, ar tikrai tikiu ir priimu Dievo gailestingumą. Čia prisimenu eilutę iš Jono Evangelijos 3 skyriaus. Nemylėkite žodžių ar liežuvių, bet darbų ir tiesa. Pagal tai, kaip mylime, žmonės gali pamatyti mumise Dievo veikimą ir liudyti Kristaus meilę. Tai yra kvietimas gyventi tiesoje su savimi, su kitais ir su Dievu. Štai nuostabi atsivertimo programa. Aš mėgstu visokias įdomias istorijas, kurios verčia pamastyti. Tai pasidalinsiu su jumis vieną tokį trumpą. Atėjo žmogus po mirties pas Dievą ir tarė: Viešpatie, matai, kad nesu padaręs nieko, kas būtų bloga, neteisinga ar nešvaru. Mano rankos, Viešpatie, nesuteptos. Bet jos ir tuščios, atsiliepė Viešpats. Tai, brangieji Marijos radijo klausytojai, pamąstykim, koks yra mūsų atsivertimo kelias ir ko pilnas mūsų rankos Viešpaties akivaizdoje. Ar tai melai, pavydas ir kitos nuodėmės, ar tai meilės darbai. Antroji šios dienos Evangelijos dalis – nevaisingo figmedžio palyginimas. Kalba apie viltį, kurios, manau, šiais laikais mums labai reikia. Ir popiežius Leonas per šios jubiliejinius metus daug kalba apie viltį. Jų tema yra vilties piligrimai. Atsivertimas ir grįžimas pas Viešpatį mūsų gyvenimuose pradeda nešti vaisius. Ir šis palyginimas apie nevaisingą figmedį mums tai primena. Iš ūkiškos pusės labai gerai suprantu tą šeimininką, ko čia tręšti medį, kuris neduoda jokių vaisių. Bet Jėzus savo besąlygiškoje meilėje nepraranda vilties. Aš jį apkasiu ir patręšiu, rasi, jis dar duos vaisių. Tai tikrai nuostabu, kad Jėzus pasitiki manimi. Jis duoda mums dvasinį maistą, kad mes galėtume nešti vaisius. Tik mes nematom ar nenorim matyti, kaip jis tai daro. Kartais tai pamatom ar atpažįstam po daugelio metų, bet Dievas nepaliauja bendrauti su mumis, siųsti ženklus, kad nuvestų į teisingą kelią. Tiesiog jis mumis tiki. Ta mintis labai stipriai palaiko mano pasitikėjimą Viešpačiu. Žinau, kad jis tiki manimi. Kiek žmonių turinčių silpną savivertę mano esą nevykėliai, niekam tikę ar panašiai. Bet tai irgi nuodėmė, jei nepripažįsti savo talentų ar nuvertini save. Niekas nėra nuo to apsaugotas. Tarp mūsų esama nemažai netikro nuolankumo. Ai, ką jau čia aš, kitas geriau moka.
Bet jei Dievas tave kviečia, kai Jis pasitikė tavimi, tai Jis suteiks ir jėgų tarnauti. Šį nuostabi Dievo viltis, kaip su tuo figmedžiu, kreipia mus irgi patikėti kitais. Dar kitas aspektas, kai savo artimui klijuoja etiketę. Jis nevykėlis, jis nieko nemoka, jis toks ir anoks. Bet Dievas mus kviečia žvelgti į savo artimą su tokia pat viltimi, kaip Jis žiūri į mus. Kitas irgi turi paslėptus talentus, kuriuos aš ne visada matau. Kartais patys mes ir nesugebam pastebėti. Tai prašykime šventosios dvasios pagalbos. Ateik šventoji dvasia, atverk mano akis, kad pastebėčiau gėrį savo artime, kad patikėčiau juo, kaip tu tiki manimi. Nebijokim kviesti šventosios dvasios ten, kur mumise yra tamsa, kad Dievas patręštų tas vietas, kur mums labiausiai reikia. Na, ir nereikia pamiršti paskutinių Evangelijos sakinių. Rasi, jis dar duos vaisių, o jei ne, tada jį iškirzdinsi. Tai nėra grasinimas, tai yra konstatavimas, nes mes esam laisvi kūriniai, galim pasirinkti, leistis būti Dievo paveikti ar nesileisti. Galutinis žodis vis tiek išlieka mūsų. Dievas vietoj mūsų, už mus nieko nedarys. Jis nori eiti kartu. Bet jei aš eiti nenoriu, Jis manęs neverčia. Jis gerbia mano laisvę, kad ir kokį kelią aš rinkčiausi. Taigi, brangus Marijos radijo klausytojai, pabaigoje apibendrinsiu šios dienos Evangelijos kvietimą. Atsiverskim ir leiskim Viešpačiui mus pamaitinti, kad neštume daug vaisių. Su jumis šiandien buvo brolis Jonas iš Tiberiados bendruomenės. Linkiu jums gero apmąstymų ir atsisveikinu iki kito karto. Homiliją sakė Tiberiados bendruomenės brolis Jonas.